kalbant apie švietimą. Aš tiesiog Popovienė, šių metų brandos egzaminų rezultatai geresni, kartelės keitimas pasiteisino. Nacionaliniai švietimo agentūrai paskelbus šių metų lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatų, švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad pasiekimai yra geresni nei pernai. Anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Aš negalėjau patikėti ir Seime, čia, man atrodo, iš Seimo citata ir išrašyta. Mes tikrai turime žymiai geresnius rezultatus. Mes turime tik tai 22% neišlaikiusių matematikos egzamino B lygyje, kai pernai turėjome daugiau nei 5%. Ir žinoma, didžiausią dalį neišlaikusių šiais metais turi iš praėjusių metų eksternų atėję laikyti vaikai. Ir čia kažkur pasakė, kad atėjo kažkiek ten 4,000 ar whatever daugiau žmonių, daugiau vaikų laikyti. Ir aš galvoju, visų pirma, pernai tą patį sakė tau, kad, atėjo daugiau laikyti, todėl daugiau neišlaikiusių ten, pagal senas sistemas. Bet šitas argumentas netiko, visiems pridėjo po 10, pažeidė įstatymą, ne pernai pridėjo, bet tarkim, pažeidė įstatymą tom, kas pernai buvo įrodyta, kaip nuspręsta, anyway. Bet vien tas pasakymas, kad tu gali tokį dalyką pasakyti, ir čia mūsų švietimo ministrė, tipo, pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę, pasiekimai yra geresni. Tai yra, mažiau žmonių neišlaikė, nes mes koregavom išlaikymo kartelę. Ir tavo galvoj nedaeina, ką tu pasakei, tu net nesuvoki. Aš tiesiog, neturėjau emocinės stiprybės nei iškarpą daryti. Discord'e, man atrodo, pažvengiam, bet neįtikėtino lygio tupumas. Tiesiog, holy shit. Šitie žmonės atsakingi už švietimą žmonių. O mes šitam stream'e kiek kalbam, kiek aš kalbu apie švietimą. Ir kaip svarbu informuotas, protingas elektoratas. Ir sakau, gal ir keisis partija, bet žmonės protingesni nepatapo niekaip. Mes nieko nepadarėm, kai jie protingesni pataptų. Priešingai. Prie DV plus 10 švietimo ministrė, ką jin dar, kokius jin dar pakeitimus daro šitai visai ministerijai ir viską. Va tokie braindedė. Aš tiesiog... O ką Šimonytė parašė apie tai? Kažką parašė. Blet. Čia. Po 50 metų brandos egzaminų rezultatai geresni. Čia tą pašerino, o pačios jos postas... Tik pagalvokit, kiek dar geresni jie būtų buvę, jeigu išlaikymui būtų pakakę vieneto, o ne trejeto. Šauktukas balų iš 10. Nes 4 balai iš 10 atrodo nepakeliamai aukštas slengstis. Sovietmečių buvo tokia mada vaizduoti situaciją geriau nei yra. Vadinosi prirašinėjimas. Visi šitie Popovienės balų ir kartelių prirašinėjimai skirti tam pačiam tikslui. Užuot sprendus problemą, toliau iškraipant realybę, puoselėti neapykantą matematikai ir loginiam mąstymui ir dar to girtis. Jo. Jie visi kaip viena yra tie kitaip mąstantis. Jie dalbajobai yra. Jeigu mes turėtumėm bet kokį testą mąstymo, logikos tos pačios, nei vienas jų nepraeitų to testo. Jeigu magiškai kažkaip nešališką testą turėtumėm, nei vienas iš jų nepraeitų. Su tokiais pareiškimais, su tokiu mąstymu, čia kaip ir tam The Wire serialė, vienam geriausių serialų, kai vaizdavo tos mokinius irgi. Ten, vaizdavo institucinių darbą, realiai vaizdavo ir tą korupciją juose ir vaikymasi statistikų ir panašiai. Ir ten pademonstravo, koks yra panašumas iš tikro, kai visoje sistemoje, kai ten pareigūnai, ieškant kažkokio paaukštinimo galbūt, arba politikų noro parodyti, kad vyksta darbas ir jie vaikosi statistikos. Suėma žmogų, kuris ten nieko nedaro vien tam, kad būtų statistika, bet tada su laiku uždarys kokius nors ten gerus biurus, kurie tyria. To žmonės paskiržinai, kad tirtų ten gatvėje kažkokius street tripus darytų, žinai. Viskas vardan stacijų. Ne tų, kur kas metus padarys gerą bastą, žinai, ten, kur kažkokį dilerį jau suims, aukštą. Ne, tiesiog gatvėje suminėja, kad 100, žinai, suimti ir galėtų parodyti staciją politiką savo ten žmonėm, kad kiek suėmėm ir ahujenai viskas. Paskui lygiai tas pas mokyklose. Jie sumažina, ką reiškia žodis išlaikyti. Pavyzdžiui, kad
kaip jie ten išreiškia, kad vaikas pakankamai žino, ir čia įstatymus pakeičia politikai, I guess. Vaikas pakankamai gerai žino, kas, užtenka, tai jeigu žino kalbą, bent maksimum 2 lygiais žemiau ten, kur jis yra klasėje, tipo. Maksimum 2 klasėm žemiau, tai jeigu 5, tarkim, tu jeigu 3 lygų moki, tai tu pakankamai gerai moki ir tave galime į kitą klasę eiti. Ir tas atėjo ne iš niekur, tas atėjo per laiką, va tokie, va politikai, tokie kaip šita urodė. Per laiką, degradacija visos sistemos, ką mes vadiname edukacija, ką mes vadiname išlaikymu. Visiškai bepročius tiesiog štampuoja jie. Nes tie bepročiai tada už jas balsuoja. Ir va taip po truputį degradacija tiesiog. Apie ką aš kalbu, kai sakau, kad kodėl man Amerika žlugus yra. Jo, išrinks gal kitą per midtermus. O koks skirtumas? Žmonės dalbajobai. Abiejose pusėse. Bazė yra tragiška. Protų irgi nutekėjimas. Europą išvažiavo nemažai jau ir tų išsilavinusių žmonių ir viską. Bet tipo, ir Lietuvoje, va vėl grįžtam prie Lietuvos, socdemai ką darė, aktyviai bukino rinkėjus, nemokė jos kaip protingiau mąstyti reikia ar dar kažką. Jie nenori to. Ne, išbukino, išradikalino iki belenkokio lygio. Šalia to dar visi OPTV, visi žemaitaičiai tą patį daro, tais pačiais rinkėjais naudos. Jiems visiems labai rūpi, kad žmogus būtų kuo bukesnis, kad nesugebėtų atskirti, kas yra ten faktas, kas yra teisybė, o tiesiog kad klikautų, migrantai blogi, davai, išbanint visus, arba 2 nuomonės, kad būtų per LRT, kur, tokiais primityviais terminais ir savokom, tai yra bepročiai. Ji irgi yra beprotė. Jin va tokį šūdą gali pasakyti ir net nesuvokia, ant kiek jin debilizmą pasakė. Jep. Tiesiog nuleidė rankas ir viskas. Ir ką mes kalbam. Šitie vaikai užaugs protingi, kurie mokės atsirinkti kažką, kurie supras kažką. Ne, mes auginam savo zombių kartą. Jeigu vieni apie migrantus klykia dabar ir klyks ir Sinicos palaikytojai bus, kiti klykia ten prieš poligoną, Žemaitaičio palaikytojai bus, kiti klykia apie, nežinau, ten kažką kitką Vėgėlės fanai bus, ir tiesiog kiti klykia konservatoriai ir už socdemus prabalsavo, bet esmė, kad klykia ir balsuoja emocionaliai. Tas nesikeičia, mes visiškai nieko nepadarėm, kad tas pasikeistų. Priešingai, dabar socdemai ir Popovienės plus 10 duoda, kad kuo daugiau dalbajobų būtų tiesiog, kurie balsuotų, nes čia nėra edukacija, nieko mes neišmokom, ką reikia, kad civilizacija išgyventų. Mes išmokom, nežinau, matematika, 22% tik B lygą neišlaikė pagal Popovienę, tai išmokom skaičiuoti, super. Neišmoko tos logikos, neišmoko kaip savo emociją susitvarkyti, kaip argumentą logišką kažkokį priimti, kaip nuomonę susidaryti, kaip nepatikėti ar horoskopais, numerologijom, Sinicom, ten ar kitais durneliais. Aš nežinau, fuck everything.